Dabartinė teisinė padėtis su Sirokomlės mokykla, o jinai yra įsteigta viešoji įstaiga, bet įsteigimo procedūros dar šiai dienai nėra pabaigtos. Tokia mokykla, kokia yra dabar, negali būti ilgąja gimnazija, kadangi reikalingas viešojoje įstaigoje antras dalininkas, tai yra religinė konfesija. Viena savivaldybė negali tapti ilgosios gimnazijos savininku. Taigi, kadangi kol kas nesėkmingai tiek mokyklos bendruomenė, tiek atskiri, matyt, politikai ar bandė ar nebandė apskritai šnekėti su bažnyčia, katalikų bažnyčia šiuo atveju, dėl tapimo antrąją gimnaziją, tai tas klausimas yra iš tikrųjų dar tokiam apatiniai būsenui. Ir iki 17 metų rugsėjo 1 mokykla kol kas yra vidurinė, bet tą sprendimą reikės priimti. Politinė valia, bent jau, sakykime taip, rudenį arba vasaros laikotarpiu, tiek ir mero, tiek ir mano asmeniškai buvo, kad mokykla yra stipri, jeigu yra ministerijos akreditacija dėl ilgosios gimnazijos, mes tikrai kaip steigėjai tam neprieštarausim. Bet kol kas mokyklos bendruomenė nenori girdėti teisinių argumentų, kurias pateikia Švietimo ir mokslo ministerija, kad reikalingas antras steigėjas. Tai turėtume įsiaiškinti būtent dėl antro steigėjo, jeigu visgi bažnyčia nesutinka tapti tokios mokyklos bendra savininkė, tada turime ieškoti kito teisėto teisinio kelio, kad mokykla taptų ilgąja gimnazija. Mokykla yra vidurinė ir iki 17 metų jinai gali legaliai teisiškai funkcionuoti, bet be abejo iki 17 metų mums reikia sprendimus prisimti. Tai šiai dienai aš labai tikiuosi, kad mokyklos bendruomenė ir vadovybė jau girdi tą nuostatą, kad visgi be bažnyčios viešosios įstaigos ilgosios gimnazijos negalėsim turėti. Taip, yra laiko, bet aišku, tada turėtų būti vėlgi atšaukiamas sprendimas dėl viešosios įstaigos steigimo, turėtų būti ieškoma tada, kad veikianti biudžetinė įstaiga turėtų įgyvendinti kažkokią sampratą. Tai čia šiuo atveju savivaldybė nėra savarankiška, kadangi ilgųjų gimnazijų pati paskirtis yra. Tai yra specifinės mokyklos turintis savitą ugdymo sampratą. Ir tos sampratos įgyvendinimą arba pasiruošimą įgyvendinimą šiuo atveju vertina Švietimo ir mokslo ministerija. Tai kaip jie pasižiūrėtų, jeigu mes pakeistume, tarkime, kursą ir pasakytume, kad Sirokomlės mokykla nebenori jau būti mokykla, kuri gyvenama katalikiško ugdymo sampratą, tarkim kažkokią kitą sampratą, kaip mes turime ir su menais, ir su klasikiniam kalbų mokymu, ir technologinių pakraipų, ar jie akredituotų, čia jau yra klausimas ministerijai. Mes savo ruožtu esame pasiruošę padėti mokyklos bendruomeniai, bet kol kas savivaldybės tiek teisininkų, tiek politikų argumentų, kad iš tikrųjų mes gaištam laiką ir mokyklos bendruomenė užsispyrus sakydama, kad nereikia to antro steigėjo, iš tikrųjų pralošia labai stipriai.